Nu, va, dabar. Nu, ką pasidarysime? Gerai. Paimsim kubą. Taip, sakysim, paimim kubą. Dabar. Ką mes jį galim kopijuoti? Čia, jeigu nori, kad šiandien nesimatytų kiaurom, tai gali panaikyti tuos langelius. Langelius panaikinė G raidę paspaudęs. Paspaudė kairį pelės klavišą. Šiandien ir G raidę paspaudė G raidę, dingsta. Netrukdys čia taip tau. Dabar va, šiandien gaunasi tik tai linijos. O tai čia pilnas kubas, o čia linijos. Jeigu nori, kad ir šiandien matyt, pavyzdžiui, tai va, paspaudė klaviatūrai F3. Su klavišu paspaudė šiandien, va, F3 paspaudė klaviškai F3, va, gavosi. Dabar atsidarai modifikacijos langelį. At pasižymė kubą, pavyzdžiui, kur pasižymėjai. Ir matai, va, šiandien atsiranda čia dydis, veišė, aukštis, su tais gali viską didinti. Ir dabar segmentai. At aukščio, pločio, va, šiandien aukščio. At matai, gali didinti segmentus. At aš padidinau, bet nesimato kol kas. Dėl kad aš ant F4 paspaudęs bendrą skaitosi smooth hide. Paspaudžia ant F3 gausi kiaurinis matymas. F3, po F3 paspaudžiu ant F4 ir vėl ant F3 ir gausi ant viršaus. Jau tūrinis, bet ant viršaus matosi. Tai jeigu šiandien paspausi tą patį padarysi, irgi matysis tas pats. Paėmus ranką gali traukiant uždėjęs. Ranką panaikinti šiandien vėl paspaudė ir tada ant šiandien jau su tuo gali traukiant. Nu gerai, dabar tekstūrą dėsim. Paspaudė material editor. Štai, tekstūra atsirado. Pirmą langelį net gali nespaus. Ir vat, šiandien ambient diffuzė color. Paspaudė šitą langelį ir tau atsidarė vat, visas. Va čia, kur atsiunčiau tos paskutinius, tai va šiandien yra material library. Tai šiandien eina jau 3D Max'o. Nu, bet šitą kol kas mes neimsim. Mes uždėsim dabar, sakysim, šią grindinį tau, kur atsiunčiau. Tai va, paspaudžiam bitmap 2 kart, kairių pelės klavišo. Ir atsidaro, va, images, nu, kur tu padėjai tenais tą savo pasidaręs tekstūrą. Aš pasidėjęs mano dokumentai, tai paspaudžiu mano dokumentai ir surandu, va, materialai pas mane. Paspaudžiu, kad atsidarė materialai, va, kiek aš turiu materialų. Tai dabar taip, nu, sakysim, šitau grindinį buvo siuntęs, dabar grindinį paspaudžiu, nesimato, paspaudžiu rodymo meniu ir miniatiūros. O pasidarė miniatiūros. Dabar galiu pasididinu biškį ir, sakysim, plyteles uždėsiu. Dabar man tu sutrukdėjai. Gerai. Dabar vat, uždėsim ant šito. Imsim, vat, jeigu visą tą grindinį ir uždėsim ant viso. Vat, gausi ant visko. Kol kas gausi pilką. O šiandien show standard mapping viewport. Paspausk šitą kairį pelės klavišą ir gausi. Tau rodo viską. Viską rodo. Štai matosi. Viskas susidėjo. Bet šiandien gavosi taip, kai užsidėjo didžiulės. Ir va šiandien matosi tiling. Yra smulkinimas. Mes galim smulkinti. Smulkinam su šito. Ir va, matai, susismulkinam. Gausi smulkus. Taip mes visą kubą padarėm, ant viso kubų uždėjom. Bet dabar. Mes, pavyzdžiui, jeigu norim, kad kita siena nebūtų tokia, pavyzdžiui, kitą sieną mes norim, kad būtų kitaip, tai tada mes jau irgi darom visai kitaip. Štai, paspaudžiam tą ir spaudžiam dabar dešinį pelės klavišą. Va, atsidarė visokie nustatymai. Ir va čia pačioj yra konvertu.
ir konvertuojam į editable poly. Editable poly tai reiškia, kad mes galim viską tasyti, tampyti. Vat, matai, čia poligonai, visas bendras poligonai yra. Štai poligonai. Poligonas tai yra va, tas langelis, vat, kurį pažymėjom. Jeigu mes nebūtumėm čia žymėję šito, tai tada pasižymėtų visą tą pusę. A jeigu norim daugiau va, tų pažymėti langelio, tai paspaudžiam CTRL klaviatūrai ir paspaudžiam kairių pelės klavišo. Ir štai mes vat, pažymėjom laukus, visus tuos laukus. Mes tuos laukus galim net tasyti, bet mums dabar jų nereikia tasyti, mes norim uždėti tekstūrą. Ir atsidarom dabar kitą. Nu, sakysim, šiandien mes galim spalvą ant šitų dėti. Štai, uždėsim žalią spalvą, o šiandien mes ją, matai, tokią gavusi nei blizgantį, nei nieko, tai spekuliarą levertas. Ir va, jau pas mum jinai tokią blizgantį gausi. Nu į ką, mes ją galim įdėti šiandien. Štai, įdėjom. Štai, jau pas mum gausi šičia žalią. Nu dabar ką mes darom dar? Dar padarysim. Čianais vėl nuspaudžiam CTRL. Čianais. Nu ir sakysim, čia parinksim dar kokį nors vėl bitman. Ir miniatiūros. Nu ką čia tokio įdėjus? Nu, įdėsim šitokį. Ir štai, įdėjom tą. Ir štai kas gavosi. Vat, įdėjom. Ir matosi visas didžiulis tas, jis turėtų būti ant viso šito. Ir čia nieko nesimato. Vat, turėtų taip būti. Ir nesimato nieko. Tai ką darom, kad mums matytųsi, kad eitų tik tai šitą tarpą. Tuomet mes atidarom modifikatorių, modify, štai atsidarė ir UV koordinatės, UV map. Štai paimam map. Ir matai, vat, kas gausi. Šiandien vat plenar, mums reikia, sakysim, va, kubą. Vat, pažymėjom kubą ir matai, vat, kaip gausi gražiai. Dar mes galim pasmulkinti. Štai pasmulkinam. Nu, jeigu va, cilindrą uždėsim, gausis šitaip šperikalą, šitaip gausis. O šiandien gali parinkti, kuris tau patogesnis. Va, matai, kubų šitaip. Ir štai paspaudus render, vat, matai, mums išrenderino. Šias spalvos, viskas. Tai vat, maždaug va taip gaunasi. Spalvos, tekstūros, spalvos.